Šiandienos receptas yra citrininis tiramisu. Produktų sąrašą rasite aprašyme. Iš pradžių darome citrininį kremą. Išspaudžiame citrinos sultis, pridedame cukrų ir kiaušinius. Viską verdame ant vidutinio dydžio ugnies, pastoviai maišant, masė turi sutirštėti. Kol kremas vėsinasi, padarome sirupą. Jį naudosime sausainiams mirkyti. Sumaišome citrinos sultis, cukrų, citrinos žievelę ir vandenį. Dabar darome kremą. Pirmą reikia suplakti grietinėlę, sumaišyti maskarpone kremą su grietinėle ir pridėti citrininį kremą. Maskarpone kremą ir grietinėlę sumaišiau visą, o citrininį kremą panaudojau tik pusę. Formuojame desertą. Sausainius išmirkome sirupą, ant viršaus tepame maskarpone sluoksnį, toliau citrininį sluoksnį ir vėliau vėl sausainius. Kartojame tiek kartų, kiek jums patinka. Aš dariau porcijinius desertus, tai yra mažesnes porcijas, bet galima daryti vieną didelį desertą. Papuošimui taip pat naudojau maskarpone kremą. Skanaus!